Sveiki, čia vėl Aidas. Na, šiandien noriu pradėti nuo to, kad pasakyti didelį dėkui visiems, kurie mano video laikina, deda širdutes, žvaigždutes, bendrina, rašo gražius komentarus po mano video. Tai tiesiog leidžia toliau kurti video turinį, na ir juo dalinti su jumis. O šiandien norėčiau pakalbėti apie dažnai užduodamą klausimą žmonių, kurie atvažiuoja pas mane į vynuogyną, padegustuoti vynuogių, pasižiūrėti, kaip jos auginamos. Ir klausimas yra, kodėl kai kurios vynuogės arba nemažai vynuogių aš nenuimu lapų. Tai jos va taip tarp lapų ir auga. Tai niekur nesuradęs kažkokio tais rimtesnio straipsnio, kažkokio tyrimo, kažkokios studijos atliktos, kaip iš tikrųjų reikėtų tuos lapus nuimti, palikti, kaip yra sveikiau vynuogiai. Tačiau aš noriu paprasčiausiai pasidalinti savo 20 metų auginimo patirtimi, ką aš esu pastebėjęs ir kokia yra mano filosofija dėl tų lapų. Tai pirmiausia, aš sveikų lapų nenuimu. Nematau paprasčiausiai tikslo jų nuiminėti, nes jie ir taip savaime, va tie apatiniai lapai, jie suserga, jie pasensta, būna ir ligų įsimeta. Tai vat, o lapai augalui yra vienas svarbiausių dalykų. Tai pabandysiu kelis argumentus tokius pasakyti, kodėl būtent aš taip galvoju. Pirmiausia, vynuogės apsidulkinimas pavasarį, kai bandoma nuimti lapus, sveikus vynuogių lapus, tam, kad geriau kekės atsidengtų ir apsidulkintų. Vynuogės iš esmės yra savidulkės. Iš visų vynuogių, kiek aš čia turiu, 130 veislių, tik tais 4 turiu tokios, kur yra moteriškai žiedais. Jos yra lepesnės prie apsidulkinimo, jiems reikia šalia esančio tuo pačiu metu žydinčio kito apdulkintojo, bet visos kitos veislės yra savidulkės. Tai iš esmės, tam, kad vynuogė apsidulkintų, jai reikalingos tinkamos sąlygos, oro sąlygos. Jeigu būna karšta, žiedadulkės išdžiūna, nebesulimpa, neapsidulkina. Jeigu būna lietinga, jas išplauna. Jeigu būna per šalta, vat gaunasi toks išsmulkėjimas vynuogių. Ir va čia vat vynuogė žydėjo pirmiau ir vat gavosi va tokios nedidelės kekės išsmulkėjusios uogos. Tas pats vynmedis, bet jau žydėjo porą savaitę vėliau. Ir va, daug stambesnės kekės, daug stambesnės vynuogės, apsidulkinusios palapais, puikiai. Tai iš esmės, kad aš lapus išskinčiau ar išdraskyčiau, tas apsidulkinimas visiškai palapais, puikiai, visos uogos kaip viena, puikus apsidulkinimas. Čia tas pats. Taip, vynuogės auga po lapais, tarp lapų, bet visos yra puikiai apsidulkintos. Šitos žydėjo paprasčiausiai jau po pavasarinių tų šaltesnių naktų ir joms jau apsidulkinti jokių bėdų nebuvo. Kitas dalykas, kai nuėmėm lapus, vynuogės turi tokią savybę apdegti saulėje. Tai jeigu vynuogė neturi, jau nuimėm lapus, tai kai vynuogės dar neprinokusios ir jų nokimo metu, yra veislės, kurios yra labai netgi jautrios. Va tokie atsiranda nudegimai. Vynuogės patampa va tokios, nudegusios. Aš specialiai nenuėmiau, kad parodyt. Tai čia yra vėlika,
jinai va irgi puikiai apsidulkinusi po lapais, didelės uogos, viskas yra gražu. Bet va ten, kur yra kekės po lapais, nėra jokių nudegimų, nieko nėra. O kur jau yra truputėlį gauna tiesioginės saulės šviesos, toj vat atsiranda tokie nudegimai. Aišku, mus gelbėja tai, kad mūsų saulė Lietuvoje nėra tokia, sakykime, intensyvi kaip ten pietų Ukrainoje. Ten jie iš vis turi dar ir netgi po lapais augindami vynuoges pridengti specialiais tinklais, kad saulė nenudegintų, nesugadintų uogų. Va, o pas mus ta saulė nėra tokia intensyvi, bet mes auginam šiltnamyje. Tai ta saulė kartais ir dėl polikarbonato arba dėl stiklinio šiltnamio gali būti tokia labiau susikoncentravus ir kitur atsiranda pažeidimai, ypač ant jautresnių. Tai aš turiu toksai lancelotas, ta pati važiūrių vėlika, tas pats galhadas iš tikrųjų šiek tiek jautresnis yra, ir kitos tokios veislės, kurios, per laiką pasistebi, kad jos yra tikrai sauliai jautrios. Ir pats paskutinis dalykas, bene svarbiausias, palikau pabaigai, kodėl stengiuosi sveikų lapų nenuimti, nes lapas tai yra fotosintezė. Fotosintezė tai yra lapas iš aplinkos siurbia anglies dvideginį, kartu su vandeniu lapo viduje įvyksta reakcija, kaip šalutinis produktas gaunasi deguonis, mes jį sukvepuojam, o tai, kas reikia augalui, tai yra gaminama energija. Energija tai yra saugoma, sakykime taip, įvairių cukrų pavydalų. Sakykime taip, grubiai cukrus yra. Taip? Vadinasi, visą cukrų, visą skonį vynuogė kaupia būtent savo vaisiuje. Kuo daugiau lapų, aš esu netgi sakęs ir kalbėjęs, kad tam, kad užaugint kilogramą vynuogės vaisiaus, reikia mažiausiai 2 metrų sveikų lapų. Ar ne? Mes vynuogės, kas auginam lauke arba dideliuose šiltnamiuose, jie turi didesnę prabangą paleista, gali užauginti ir 4 metrų šaką. Tas, kas auginam šiltnamyje, gaunasi tokie užlenkimai, tai čia gaunasi apie 2,5–3 metro šakos. Tai jeigu man dar nuimt apačioj lapus, ypač sveikus, kurie dirba savo darbą, tai aš tiesiog vynuogei neleidžiu kaupti cukraus, gaminti cukrų per fotosintezę. O tai reiškia, kad jai sunkiau yra, užauginti kokybišką gražią vynuogę. Kitas dalykas, ta pati energija yra naudojama ir medienos sumedėjimui, tai yra vynuogės pasiruošimui žiemą. Tai kai jau jos yra užtektinai sukaupta vaisiuje, vynuogė ima kaupti viską kitiem metam pumpuruose ir medienoje. Tai man labai yra džiugu, kai aš matau, kad man dar vynuogės šitaip kaba, o mediena jau sumedėjusi faktiškai yra apie metrą šakos sumedėjusios. Čia pasižiūrėkim, kita vynuogė vėl. Kabo čia vynuogė ir jau iki čia yra sumedėjimas iš tikrųjų. Čia truputėlį ten mažiau, bet tai dar mes turim pakankamai daug laiko iki rugsėjo pabaigos. Jau sumedėjimas iki čia. Kur sumedėjimas yra, nors dar kekės kabo. Ką tai rodo? Tai rodo, kad vynuogė puikiai jaučiasi. Ji sugeba ir aprūpinti vynuogės cukrumi ir dar jau kaupti ir pradėti bręsti kitiem metams. Aišku, yra ir vynuogės pagal veislę. Reikia neužmiršti, kad vienos labiau linkusios medėti, kitos sunkiau medėja.
Bet šiaip iš esmės tasai toksai požymis yra geras. Nes mes puikiai žinom, kad jeigu jau užeina ankstyvos šalnos, lapai nušalo prie 0 laipsnių, tai jau iš esmės, kiek vynmedis yra nesumedėjęs, tiek jis daugiau ir nebesumedės. Va, čia irgi vakar nurinktas derlius. Tai vat, jeigu pasižiūrėsim, vat, jau beveik 10 pumpurų yra sumedėjusi. Na, čia dar aišku medės, bet jau šita dalis kaip ir nebereikalinga. Tai vat, kodėl nenujomų lapų? Nes, na, iš esmės manau, kad pati gamta kartais praretina, ypač ligos, miltligė labai stipriai pažeidžia lapus. Na ir dėl to atsiranda tas tokios bėdos po to vynuogiai su pasiruošimu žiemot. Na, kai lapai va tokie, kai išeina išvengti ligų, ypač tos, kur tokios truputėlį atsparesnės, vynuogių veislės yra. Ir vynuogės, na, tikrai puikiai jaučiasi ir po lapais. Na, tai, bet užtat, vat, aš turiu va, tokį vat, sumedėjimą, jau va, 1,5 metro vat, sumedėję šakos. Tai labai džiugu, kad jau vynuogė ruošiasi žiemai, kaupia medžiagas. Na, jau galės kitais metais jau parodyti savo derlių. Vienintelis atvejis, kai aš tikrai nuimu vyno lapus arba reikėtų nuimti, sakykim, tai yra dėl vynuogės spalvos. Yra tos tokios rausvos arba chameleoninės vynuogės, kurios saulės atokaitoje yra truputėlį ryškesnės. Ne, tai va dėl spalvos. Bet dažniausiai tai jau yra daroma, kai na, jau vynuogė tikrai beveik prie prinokimo ribos, kad paryškinti jos spalvą. Nes va, pavyzdžiui, turim baikanūrą, tai jis irgi. O priekyje tamsesnis, gale, kur saulė užstoja šitą kekę, jau yra toks truputėlį paprastesnė spalva. Čia vėl, kur lapai daugiau atidengia tamsesnė, kur po lapais, va, toks truputėlį šviesesnės tos vynuogės yra. Tai va, kad paryškinti spalvą vynuogiai, tai va, aišku, galima tam, sakykime, paskutiniam prinokimo laikotarpiu nuimti. Tuo labiau, kad ir lapai, na, jau jie yra atgyvenę savo, jie taip jau, sakykime, nebėra to tokio maksimalaus darbo jų atžvilgių. Tai va, tai čia aš manau, kad jau kai tokioje stadijoje galima truputėlį ir praretinti lapus. Na, bet aš kažkaip vis tiek vynuogės noksta. Aš labiau noriu, kad jos būtų saldesnės. Tai va, tų lapų kažkaip stengiuosi palikti daugiau. Tai va, šį kartą toks video. Prasideda dabar dar ir ankstyvos veislės, ir tos vėlyvesnės veislės. Vat, kas dar norit ir turit laiko apsilankyti, kviečiu atvykti, rašykite į Messengerį, užsukite į svečius, padegustuoti, paragauti vynuogių tiesiai nuo vynmedžio. O šiam kartui tiek. Kas netingit, palaikinkit, pabendrinkit, pasidalinkit, prenumeruokit ir iki.